Taigi, kaulo detektoriaus ausinės. Šie detektoriai, jie yra ir medicininiai, ir tikrai yra jų ir nemedicininių. Tai medicinoje šie detektoriai yra naudojami tikrinti klausą. Mūsų terapijoje, kurią mes taikome Kauno ir Vilniaus klinikoje, ir taip pat integralios terapijoje, tai yra garsą praleidžiantis per kaulą detektoriai. Tai šis detektorius, kai mes testuojame, tai dedame būtent už ausies, kai atliekamas testas. Lygiai taip pat atlieka ir medicininėse įstaigose, tai tikrinama iš pradžių viena ausis, paskui tikrinama kita ausis. Tai šitas detektorius, jis praleidžia garsą ir vibruoja per kaulą, būtent stimuliuojant mūsų kochliją. Šis detektorius, jisai, kaip ir minėjau anksčiau, jisai gali būti prijungtas prie skirtingų įrenginių. Tai vėlgi galim turėti adapterius, čia gali būti profesionaliam naudojimui, kur reikalingas platesnis išeičių galimybės. Taip pat gali būti prijungtas prie telefono ir prie planšetės ar kompiuterio. Taigi tiek apie kaulo detektorių.